Dėl papildomo gynybos finansavimo, kurį pavyko pasiekti šiais metais, šią savaitę pasirašėm 2 sutartis dėl 2 oro gynybos sistemų, artimojo nuotolio ir vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų. Paankstinam šitos pirkimus, kai kuriais atvejais net iki 7 metų, nes jie buvo suplanuoti tik po 30 metų. Oro gynyba yra kritinis pajėgumas, ne tik, aišku, Lietuvoje, bet ir visame aljanse. Ir dabar be jokios abejonės dedam visas pastangas, kad šitą pajėgumą sustiprinti. Šalia to reikia priminti kontekstui, kad dirbam ir ties artimo nuotolio labai mobiliom oro gynybos sistemom. Žinot, kad mes turim senesnės versijos Gromų sistemas, RB70 sistemas. Dabar jau kartu su Lenkija planuojam pirkimą ir dėl modernių Piorun sistemų ir tam šiais metais jau yra skirta 10 milijonų ir einam į pirkimą, kad stiprintume ir šitą pajėgumą. Kalbant apie šitas 2 oro gynybos sistemas, tai pradėsiu nuo M-SHORAD sistemos. Pirmas sistema, kurią mes sutartį sudarėme dar birželio mėnesį. Ir šitas papildomas finansavimas mums leidžia sudaryti sutartį ir dabar. Tai jau turėsime 2 M-SHORAD mobilės artimo nuotolio oro gynybos sistemas. Jos paskirtis yra užtikrinti mobilių sausumos pajėgų, objektų, teritorijų ir kritinės infrastruktūros apsaugą nuo grėsmių iš oro. Sistemos privalumas, mobilumas ir atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams. M-SHORAD sistema yra instaliuojama ant GLTV, ant mašinų, kurios leidžia tą mobilumą užtikrinti. Kontrakto suma 130 milijonų eurų su PVM. Ir ta pirma sistema, dėl kurios mes pasirašėm sutartį birželio mėnesį, pristatyta bus 25-27 metais, nes pristatymas yra dalimis. Šita sistema, dėl kurios pasirašyta sutartį šią savaitę, dėl antros sistemos pradeda atvažiuoti 26 ir baigia 29 metais. Dar viena iš charakteristikų yra tai, kad gali pasiekti taikinius nuotolyje iki 9 km ir iki 5 km aukštyje. Tokios yra esminės charakteristikos. Dera ir su mūsų jau dabar turima ginkluotė, su raketomis, kurias įsigijame. Tai šito vietoje raketų poreikį užtikriname ir sistema bus visiškai funkcionali. Antras svarbus įsigijimas, tai vidutinio nuotolio oro gynybos sistema. Žinot, kad Lietuva jau turi veikiančią NASAMS vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą. Yra užkontraktuota ir antra baterija ir šią savaitę kontraktavom, sudarėm sutartį dėl 3 baterijos įsigijimo. Šį įsigijimą pavyko paankstinti net 7 metais. Be abejo, tai sistema, kuri skirta naikinti kruizinės raketas, sistema skirta naikinti priešiškus sraigtus, orlaivius ir panašius priešiškus oro objektus. Tai dabar jau turėsim iš esmės 3 pilnas baterijas ir tai be jokios abejonės leidžia pasistumėti labai rimtai su mūsų visos oro gynybos koncepcijos įgyvendinimu. Kas įdomu, kad vakar buvau susitikęs ir su Kongsbergo, tai yra NASAMS gamintojo atstovais. Yra ne tik kalbos, bet ir rimti planai, kad NASAMS eina į antibalistikos pasaulį, ieško būdų ir dirba, kad gautų papildomus efektorius, kurie leistų kovoti ir su balistinėmis raketomis. Tokį planą, išplėto tokį pajėgumą, tokią technologiją, jie turi iki 30 metų, tą savo yra užsibrėžę ir labai tiki, ir pagristai tiki, kad tai bus, sakykime, taip, kainos prasme priimtinesnė sistema negu dabar didieji tolimo nuotolio antibalistiniai sprendimai. Tai tariant, ieško pigesnių kainos prasme, bet kokybės prasme gerų, tokio pačio pobūdžio gerų sprendinių. Tai buvimas kartu NASAMS šeimoje atidaro mums ateities galimybės ieškoti ir antibalistinių sprendimų.
Dėl atvykimo laiko, žinot, kad pirma baterija jau yra Lietuvoje, antra baterija, priminsiu, pradės atkeliauti į Lietuvą 26 metų pirmam ketvirtį ir atvyks iki 27 metų pirmo ketvirčio, o šita trečia baterija, dėl kurios šią savaitę, tai yra vakar pasirašėm sutartį, pradės važiuoti pusė įrangos 28 metų antrą ketvirtį ir tų pačių metų pabaigoje visa sistema, visa baterija jau bus Lietuvoje. Reikia pabrėžti, kad NASAMS sėkmingai veikia Ukrainoje. Tai yra sistema išbandyta Ukrainos sąlygoms. Turim čia, aišku, ir statistiką ir galima sakyti, kad pataikymo procentas daugiau nei 90%. Būtent į tai, ką ir šitą sistemą ir turi pataikyti, ką gali pataikyti. Pabrėšiu, kruizinės raketos, sraigtasparniai, orlaiviai.